Sveiki, čia 8-osios NKL savaitės gražiausių epizodų rinkinys. 10 stotelių kelionę pradedame Joniškyje, kur svečiai iš Klaipėdos prakiurdo šeimininkų gynybą Dainiaus Vaitelio dėjimų ištaiso. 9 vietoje gražūs Perlo MRU krepšininkų veiksmai gynyboje ir puolime. Iš pradžių Antanas Ūdras pavaišina varžovą bloku, o jau po keletos sekundžių gražiai perduotas kamuolys pavirsta į 2 sudėtingus Dominiko Domarko taškus. Aštuntoje vietoje keliamės į Jonavą. Į svečius atvykę Žalgirio dublerių krepšininkai surengė pasirodymą, kuriame Vido Ginevičiaus ir Martino Sajaus komunikacija puolime pavirsta į tobulai atliktą derinį 2 prieš 2. Labai puikiai yra nusiteikę rungtynėms Kauno Žalgirio dubleriai, kurie atrodo atliko visus darbus. 7 vieta Klaipėda. Į greitą ataką rungtynėse su Šakių Zanavykų išskubėjęs šeimininkų žaidėjas Donatas Norkus nepastebėjo Evaldo Šaulio, kurio blokas tapo rungtynių uostamiestyje puošmena. Nuolatinis savaitės 10 svečias Rytis Pipiras paliko pėdsaką ir šios savaitės epizodų kokteilyje. Jaunasis Perlo MRU žaidėjas rungtynėse su Kauno Žalgirio dubleriais prasiskina kelią iki varžovų krepšio, bei visas problemas išsprendžia klasikiniu pipirišku atakos užbaigimo stiliumi. Penketuką pradedame epizodu iš susitikimo Kaune. Džesdirimto žaidėjas Mantvydas Stašelis jau buvo patikėjęs, jog paliko visus Joniškio delikatesų krepšininkus už nugaros, tačiau Žilvinas Petraitis išrašo gynybinę bausmę už tokį kauniečio neapdairumą. 4 vietoje Palangos legionieriaus Arturo Satono pasirodymas Vilniuje. Rungtynėse su Perlo MRU komanda amerikietis nusprendė eilinį kartą pademonstruoti, jog traukos dėsniai šio krepšininko neriboja. 3 vietoje dar kartelį sutinkame Žilviną Petraitį. Mums įrodęs savo gynybinius sugebėjimus, šįkart delikateso lyderis nusprendžia pasivaikščioti su kamuoliu palei galinę varžovų aikštelės liniją bei užbaigti ataką įspūdingą varžovų krepšio konstrukcijų drebinimo techniką. Savaitė po savaitės aukščiau 10-ko pozicijose kylantis Molėtų Ežerūno Kario žaidėjas Gintautas Matulis debiutuoja 2 vietoje. Tokia pozicija krepšininkui atiteko už neeilinį šuolį varžovų krepšio link. Pasigrožėkite. Gražiausias savaitės epizodas mus pasiekė iš Trakų. Čia su šeimininkai žaidė Raseinių Rasų krepšininkai suorganizuoja reto grožio išpuolį. Gediminas Burkis pakabina kamuolį ore Karoliui Guščikui, kuris varžovų gynybos naikinimą užbaigia įspūdingiausių įmanomų būdų.